Pasaulinį mokesčių slėpimo ir pinigų plovimo tinklą atskleidžiančiose Panamos popieriuose ir Lietuvos pėdsakai. Skelbiama, jog egzotinėse šalyse registruotos įmonės nešvarius milijonus pervesdavo per ūkio banką. O į Rusiją pabėgęs buvęs banko vadovas Vladimiras Romanovas palaikė glaudžius verslo santykius su korupcija įtariamu Putino dukros krikštatėviu. Sergejus Rolduginas, Putino dukros krikštatėvis, susijęs su milijardų dolerių plovimu, yra pasižymėjęs ir Lietuvoje. Štai čia matome, kaip jį 2011 metais už nuopelnus Kaunui apdovanoja buvęs laikinosios sostinės meras Rimantas Mikaitis. Ir Kaune Rolduginas nebuvo retas svečias. Jis lankydavosi bei koncertuodavo skandalingojo Vladimiro Romanovo rengiamuose festivaliuose. Nepaslaptis, jog vyrai kalbėdavosi ne tik apie muziką. Aiškėja, jog dabar jau nebeegzistuojančiame Romanovo valdytame ūkio banke Rolduginas turėjo ne vieną sąskaitą ir į jas buvo pervedinėjamos didžiulės sumos, dažniausiai egzotinėse valstybėse registruotoms offshorinėms kompanijoms. Milijonai dolerių esą buvo pervedinėjami prekiaujant Rusijos naftos giganto Rosneft akcijomis. Manoma, jog būtent Romanovo ir Roldugino ryšiai yra minimi iš Panamoje įsikūrusios teisės paslaugų firmos Mossack Fonseca nutekintose mokestiniuose dokumentuose siejamuose su Lietuva. Štai šiame žemėlapyje fiksuojama, kad Lietuvoje su mokesčių slėpimu per offshorinės kompanijas yra susijusios 33 kompanijos, 26 akcininkai, 2 klientai ir 3 pasipelnytojai. FNTT atskleidžia, jog galimi nusikaltimai buvo vykdomi per jau uždarytus ūkio ir snoro bankus. Didžioji dalis galbūt offshorinių kompanijų sąskaitų turimų lietuviškam banke tai buvo ūkio banke, tuomet buvo daugiausia tų sąskaitų turimų. Na ir keletas galbūt buvusių sąskaitų ir buvo analizuotos. Visų įmonių su jomis susijusių asmenų įtrauktų į vadinamosius Panamos popierius, kurie galimai Lietuvoje plovė pinigus ar slėpė mokesčius, nei FNTT, nei mokesčių inspekcija kol kas nei žino, nei gali atskleisti. Tačiau neatmetama, jog su nusikalstama veika įtariamomis offshorinėmis įmonėmis ryšių gali turėti ir ne tik į Maskvą pabėgęs Romanovas ar Londone besislepiantis Snoro vadovas Raimondas Baranauskas, bet ir daugiau Lietuvos verslo veikėjų. Yra tiesiog duomenys apie tai, kad buvo naudojamos vieno iš Lietuvos bankų sąskaitos. Kita vertus, negalime atmesti ir to, jog taip kaip ir atveju apie kitų šalių jau paminėtus garsius asmenis, bus ir tokio pobūdžio informacijos, kuris susijusi ar su verslo grupė, ar su fizinių asmenų piniginių srautų judėjimais. Egzotinėse valstybėse registruotos offshorinės įmonės lietuviams ne naujiena. Mūsų šalyje veikia keliasdešimt įmonių, kurių vieninteliai akcininkai juridiniai asmenys Panamos Respublikoje. O štai su Vladimiru Romanovu ir ūkio banku siejamo jau bankrutavusio degalinių tinklo Vakoil akcininkas buvo įsikūręs Didžiosios Britanijos Mergelių salose. Ten įsteigtai įmoniai priklauso ir visos UAB Vilniaus koncertų ir sporto rūmai akcijos. Yra daug žinoma buvo offshorinių kompanijų, kurios ten registruotos yra ir kuriuose turi registravę įmonės tiek Lietuvos piliečiai galbūt, bet tai sakau, ne kiekvieno atveju, kiekvienas sandoris sudarytas ūkio subjektas su offshorinė kompanija yra laikomas, kad tai yra nusikalstamas, ar galbūt daroma yra kažkokia neteisėta veika susijusi pinigų plovimu. Nors nutekinti dokumentai atskleidžia milžinišką pasaulinį offshorinių įmonių ir galimų nusikaltimų tinklą, teisininkų manimų ne visi Panamos dokumentuose minimi veikėjai bei bendrovės bus apkaltinti mokesčių slėpimu ar pinigų plovimu, mat didžiosios korporacijos į egzotinės valstybės persikėlė tiesiog dėl mažesnių mokesčių. Tam tikras mokesčių planavimas yra įprasta kiekvienos korporacijos veiklos dalis, laikantis teisės aktų reikalavimų mažinti savo mokestinės prievolės, kita vertus agresyvus mokesčių planavimas, virstantis į mokesčių slėpimą, piktnaudžiavimo teisę, jau yra neteisėtas dalykas. Tokios valstybės kaip Bahamai, Kaimanų ar Mergelių salos taip pat pasižymi ir konfidencialumu. Informacija apie įmonių savininkus yra saugoma po 9 užraktais. Ta informacija yra saugoma ir nėra atskleidžiama kitų valstybinėm institucijom, leidžia tokiom korporacijom saugiai ir anonimiškai savo tą verslą struktūrizuoti ir vykdyti. Panamos dokumentuose atskleidžiama, kad per sąskaitas ūkio banke buvo atsiskaitoma ne tik už neįvykusią prekybą Rosneft, bet ir kitų Rusijos verslo milžinų Lukoil bei Sberbank akcijomis.